Sveiki gyvi. Pavyko trumpam ištrūkti ant fjordo. Iš karto masalą jau paruošti. Du pavadėliai. Apačioj skumbrė didesnė. Ir bandau leisti ant 200 metrų gylio. Žiūrėsim, kas čia užkibs. Jeigu iš viskas užkibs. Pavyko dugną rast pagaliau. Biškį palaukti reikėjo, kol nusileiši. Čia jau nešeriukiškai tampa. Zbrosime arba langę. O, paėmė. Panašu, kad nedidelė, nes kažkaip ilgai labai baksnuoja, jinai čia man. Liktais pasikirto. Jo, yra. Čia nedidelė bliama. Gal palaukti antros. Nu, antra nenori, tai bent jau vieną išsitrauk pirmą, kad ir nedidelė. Pasipatoginti ir vyniot pabiškį. Skabino tą žuvėt. Įsidėjau dabar kitą sistemą. Vieną kabliuką su pakankamai nedideliu masalu. Pačioj irgi biškį pasimažinau. Spjau tik filė. Kad greičiau nusileistų į dugną. Nes dreifas tai nėra mažas. Aišku, čia dabar bandau naują vietą. Gylis čia apie 190 metrų. Aš tik tikiuosi, kad pirma žuvis įsikabins, o ne kliuvinys šitoj vietoj. Nes dabar gylis mažėja. Šitą jau prisitempę. Na ir kągi mes čia turim. Prasme. Šiek tiek pasimažinau gabaliuką ir iš karto šitą nesąmonę. Na, dar vieną dreifą šitoj vietoj padarysiu. Reikės bandyti tada kažkur kitur gal. Dabar šiek tiek giliau sustojau. 240 metrų maždaug. Gal nebus jau tų brosmių mažyčių čia. Pasikirta. Iškart kimbimas. Brosmas turbūt puola. O, čia gal biškį geresnė. Bet tiek nuleidau iš karto. Į dugną atsitrenkė ir tempiau. Čia iš vis nedidelė iš tikrųjų. Ten gal dvi buvo, nes pirmai tai visai nebloga pasirodė. Pasmūgiavo, tai biškį prilaikė. O dabar tai labai greitai viršų kyla. Na tokia. Ne iš didžiausių.
Iš karto šiek tiek didesnė, manau. Pabiškai auga žuvis lygtais. Buvau išleidęs 250 metrų valą. Čia dabar biškai užtruksi turbūt. Kasgi čia langą ar brasmę. Nei tas, nei tas. 200. Štai buvo lydekiokas. Tokia lydekėlė papuolė. Sau nebloga, sakyčiau. Iš 200 metrų gylio. Tik nuleidęs. Gal ir visai neblogą vietą radau. Nek bandyt dar kartą. Jama. Galim biškai parėt. Yra. Dar viena. Čia. Ne iš didžiuoju šitą. Ne iš didžiausių, bet maistai bus kaip tik. Tą dieną. Kol kas viskas labai gerai su kibimu. Norėtus dar didelę pagauti, aišku. Nieko gero. Pabandysiu kalmaro galvą dabar uždėti. Pažiūrėt, kas šiandien jau užkips. Aišku, greičiausiai vėl bus brasmė. Pradžiai visą laiką nuleidžiant dugną patampau. Pasižiūriu, ir ten kas gyvena. Jeigu ne, tada galima kelti viršų kažkiek. Čia priklauso nuo oro savo, kiek netingi. Nes būna kartais ir 20 metrų pakeli, 30. Kartais tik 5. O, yra. Tik čia. Įtariu, kad bus lydeka pagal kibimą. Apie viršų kėlė. Po to iš lėto žemyn. Atplaukiau naują vietą ir iškart kibimas. Visai gerai sekasi kol kas. Šiandien gal tokia diena, kai kimba. O, gražiai. Šitą nebloga. Dar viena lydekėlė. Šitą kiek didesnė. Nu, kokios toksai laimikis naujai vietai. Visai neblogą vietą atradau, panašu, kad. Šitas dreifas jau netoks sėkmingas. Pirmą iš karto kibo, nu dabar irgi buvo tų kibimų, bet pagrindė tokie pabaksnojimai. Vieną kartą tik tempė normaliau. Ne, greičiau. Dauža. Nepridauža. Baigęs rytinis kibimas. Man kažkaip pabaksnuoja ir palieka. Uždėjau dabar galvą, ne filė, kad gal mažiau kipsas
Mažas brasmytės. Visam filetai uždėdi iš karto kapoja. Galvos gal biškai silpniau bus. Bet kai nekimba irgi negerai. Manau, kad jau užteks man to gylio šiandien. Mažytė šitas brasmės pradėjo kibti. Man paukščiai pamaitinti. Žuvies irgi prisigaudžiu maistai. Dar saidų gal varau pagaudysiu čia netoli. Yra toks kalniukas 80 metrų. Gal dar kelias pagausiu, ne, tai ne. 100 gramų pilkeriukas. 75 metrai. Ir ant 45 kažką tai rodo. Toks nedidelis kalniukas. Kažką per vidurį rodo. Nu, saidukai. Kipsit šiandien ar ne? Nuleidus pilkerį ant dugno daug labai netampa, ten kelis kartus pabandau. Tada pilkerį keliu į viršų trumpais patraukimais gana greitai. Kažkiek patraukiu, biškį sustoja. Na, dar vis tik nusprendžiu savo seną vietą. Oras visai neblogas čia. Saidų pabandžiau nekibo tenais. Dar gal 1-2 nuleidimus padarysiu čia. Nu, davai, užreik. Yra. Rasme. Šitą gal reikės pasiimti. Visai skani žuvis. Nėra labai didelė, bet pietum užteks. Kelios žuvelės namo. Daug labai mažyčių šiandien. Visai nebloga diena gavosi, galiu pasakyti. Nors ir vėjas dabar jau sukilo, bet užtenka čia atsižvejojau. Tai tiek šiam kartai. Dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, užsiprenumeruokit kanalą, kas to dar nepadarėt. Ir pasimatysim neužilgo.